Sveiki visi, labas tau. Sveiki visi. Labas, Dovydai. Labas, paprašysiu tavęs pristatyti, nors ir tave pažįstu, tačiau mūsų klausytojai dar nežino, kas tu esi tad. Tai sveiki visi, čia trumpas prisistatymas. Tai aš esu Ilzė Leškauskaitė, esu ketvirtokė iš 4 D klasės. Nežinau, ką dar man pasakyti. Kad ir tiek užtenka, ketvirtokė, man, mano klasiokė, jums tai žmogus, įdomus žmogus, apie kurį greitai išgirsite interviu ir ką tokio įdomus jis jau slepia savyje, tad nuo to galim ir pradėti. Papasakok apie save, ką tu mėgsti šiaip veikti. Yes. Šiaip esu gana linksmas žmogus, esu tikrai optimistiška, ekstravertė, tai tikiuosi čia prišnekėsiu tau visokių dalykų. Kartais turiu aišku ir valdytis, kad neprikalbėčiau nesąmonių, tai irgi reikia biški filtruoti. Bet šiaip labai mėgstu meną, labai mėgstu bendrauti su žmonėm, klausytis muzikos, nežinau, įvairiausius dalykus daryti, kurie tik su kažkokiu aktyvu susiję. Ir jeigu nenoriu kažką aktyviai veikti, labai taip pat mėgstu ir papoilsiauti, tiesiog pabūti prie jūros, ramiai gamtoje arba, nežinau, šiaip pabūti su fainai žmonėm. Toks visapusiškas žmogus ieškantis visur pozityvo. Jo, aišku. O kalbant apie muziką, tau priklausomai nuo nuotaikos ar turi kokį fiksuotą stilių? Oi, labai priklauso nuo nuotaiko. Šiaip esu toks žmogus, kur visokios muzikos galiu klausytis ir klausau visokios muzikos, tai kartais randu tiesiog save gulinčią, nežinau, kažkur tai prie jūros ant smėlio ir klausančias visiškai paprastos, ramios, lengvos muzikos, o kartais, kad ir kokį repą pasijungia arba kažkokią tai, kad ir elektroniką, o kartais tiesiog Radiohead groja galvoj, tai nežinau, šiaip iš tikrųjų visokiausių stilių man patinka muzikos, bet jo, šiaip daugiau kažką alternatyvaus mėgstu klausytis. Tai toks meno žmogus iš alternatyvių grupių lietuvių, ką žinau. Pats gerai žinau, solo ansamblis yra, klausai jų? Jo, solo ansamblis the best yra. Šiaip man žiauriai patinka solo ansamblis. Šiaip labai daug grupių yra labai fainų. Man labai patinka dar Katarsis. Nežinau, kartais irgi, ta prasme, nesu ten didžiausia fanė, bet irgi patinka fainiai. Dargana yra, nežinau, Jauti. Dar yra tokia grupė Abi. Iš tikrųjų, irgi žiauriai faina, tai paklausykit, jeigu įdomu. Bet ten tokia labai alternatyvi. Bet šiaip tikrai fainiai. Tiesiog pasibėjau, žmonės mėgsta prie meno eksperimentuoti, dar ką, emocijas reikšti. Jo, šiaip. Jeigu dabar apibūdintum kokią nors dainą dabartinę savijautą? Nežinau, šiaip turiu vieną tokią fainiausią dainą man, tai yra Radiohead Weird Fishes, tai tokios keistos žuvis. Tai man iš tikrųjų ta daina, nežinau, nuo pat mažų dienų. Man tėtis labai irgi kūrybingas yra meno žmogus irgi, tai mane nuo pat pirmų dienų skatina tą tokią muziką, tokią išmąstytą klausytis. Ne tai, kad čia šiaip pasijungi radiją ir fainiai. Mes kažkaip, nuo pat mažens aš kažkaip klausau tokių gilesnių dainų ir man labai patinka. Tai ta daina Weird Fishes, man kažkaip labai primena dažnai mano savijautas iš tikrųjų, nes aš tokia crazy jaučiuosi. Nežinau iš tikrųjų kaip jaučiuosi. Gal fainiai, gal ir biškis tokia susijaudinus ir panašiai. Bet šiaip jo, jinai tokia išmąstyta, sakyčiau. Jauties kaip žuvis pasimetus vandenį plaukai, kaip... Jo, ypač dabar tikrai labai pasimetus šiuo momentu 12 klasė jaučiuosi, bet manau mes išlipsim iš to visi. 12 klasiai, kas tave 12 klasė labiausiai taip klumina? Tau, iš tikrųjų gal net ne pati mokykla, bet tas visas momentas, kai tu turi pasirinkti. Tas pasirinkimų toks metas ir iš tikrųjų nežinau, labai jau ilgą laiką kažkaip, turėjau tokią savo poziciją, kur darydavau panašius dalykus ir panašiai, ten lankydavau ten tokius ir tokius būrelius, bendraudavau su tokiais žmonėm, o dabar 12 klasiai toks visiškas kontrastas, toks pasikeitimas. Tai va tas biškis sunku man yra, kad dabar turi realiai viską išsirinkti, viską žinoti, ką tu nori daryti ateityje ir panašiai. Dar vairuot mokinuos, tai sunkiai, tikrai nelengva yra, tai jo. Yeah. Sakė, vairuot sunkiai sekasi, kada egzaminas? Penktadienį laikau mokyklinį, tai tikiuosi išlaikysiu ir po to su regitra ten gerai pasiseks, žodžiu. Visi turėtume palinkėti sėkmės ir kai jau žiūrėsi šitą įrašą, greičiausiai Ilza bus išlaikiusi savo vairavimo egzaminą. Aš žiauriai tikiuosi. Labai tikiuosi, jeigu
jeigu vairuoji mašiną, žinai, turi vairuoti ir gyvenimą. Kas tas tavo gyvenimo varikliukas, kai mašinos motoras, kas tave kiekvieną dieną stumia į priekį? Nežinau, mane kažkaip tas stumimas tai yra gal ta motivacija, kad aš visą laiką susitiksiu su fainai žmonėm. Man labai iš tikrųjų patinka į mokyklą eiti, nes aš sužinau kažką naujo, bet daugiau tiesiog sužinau naujo apie save, apie kitus žmonės. Aišku, taip pat, aš labai stengiuosi mokintis ir labai tikrai daug laiko praleidžiu ir namuose mokindamas ir šiaip mokykloje būnu tikrai atidi ir noriu tikrai siekti gerų rezultatų. Bet kas liečia tą visą jaukumą, tai iš tikrųjų man žmonių ta visa grupė labai padaro didelę įtaką. Tai va tas varikliukas ir būtų tai, kad tu visą laiką lauki kažko faino, kad kažko tai, kas įvyks teigiamo ir bendravimas taip pat labai užveda. Tai toks ąžuolyno išskirtinis bruožas, kad turim fainų žmonių aplink save. Jo, tikrai labai labai faina atmosfera, visa ta community. Bet iš tų žmonių yra koks nors vienas autoritetas arba iš mokyklos į kažką lygiuojas? Ar į save? Nepasakyčiau, kad į save aš lygiuojas, nes tada nebūtų kur tobulėti, o mes juk ir siekiam kažką tokio naujo sužinoti ir pasiekti. Tai iš tikrųjų, jeigu apie mokyklą kalbant, tai iš tikrųjų yra žmonių, kurie man tikrai be galo patinka ir iš tikrųjų padaro tokią įtaką ir imponuoja gyvenime. Tai nežinau, man mūsų kuratorė labai yra toks pavyzdys geras, Vilma Mažeikienė. Jeigu klausot, tai siunčiu linkėjimus. Tai jo, iš tikrųjų, nežinau, aš pasiklausau, kaip jinai šneka, man taip patinka tas jos iš tikrųjų mokėjimas atsipalaiduoti, bet ir susikaupti ir visose situacijose rasti kažką tokio teigiamo. Ta prasme, jeigu tau neišeina, tai nėra pasaulio pabaiga. Tau arba tas dalykas išeis kitą kartą, kai šiek tiek daugiau pasistengsi, arba gal tau tiesiog reikia daryti tai, kas tau daug geriau sekasi. Tai man iš tikrųjų jinai yra toks kaip žmogus, kuris visą laiką aš pas jį galėčiau ateiti ir sakyti, žiūrėkit, man tokia problema ir aš manau, mes visą laiką rastume sprendimą. Tai va, labai labai linkėjimai jai. O kas liečia šiaip gyvenimą apart mokyklos, tai iš tikrųjų labai labai pasisemiu daug energijos ir gerų minčių iš savo šeimos, ypač iš tėvų. Mano abu žmonės, abu tėvai yra meniški labai. Abu susiję su to visų tokiu bendravimu, komunikavimu ir kūrimu. Tai aš iš tikrųjų visą laiką randu irgi iš jų kažkokią, tai jeigu reikia ir paguodą, jeigu reikia kokį spyrį į užpakalį, negražiai tariant, bet iš tikrųjų visą laiką kažkaip motyvuoja mane jie labai. Tiesiog meniškas žmogus ar meniškų žmonių, žinai, mėgsti būti. Jo, iš tikrųjų. Bet kartais painiai ir iš kitos pusės pažiūrėti pasaulį ir nebūtinai būti tarp meniškų žmonių, nes mes laiką turim kažką faino sužinoti ir nebūtinai iš tų, kurie galvoja taip pat kaip tu. Pabūt tarp moksliukų, kaip ąžuolynas kai kuriems atrodo. Jo, kartais faini ir tarp moksliukų. Jie žiauriai daug ką turi pasakyti. Dažniausiai apie mokslus, bet nieko. Tai irgi gerai. Vis tiek, kokią mes čia esam susirinkę, iš esmės mokytis. Jo, dėja. Dėja. Tu gali mokytis ir gerų dalykų, kaip minėjai, iš kuratorės. Jo, tikrai. Ne, tai visi dalykai yra geri, tai čia be klausimų. Dviem frontais mokais gyvenimo, mokais dalykų čia. Jo, tikrai taip. Gerai. Šausiu klausimą iš oro. Šauk. Vat prieš akis pamačiau kavos puodelį, mėgsti kavą? Bet tu turėjai ant žaizdos užlipti, ne? Turėjau, pat pajaučiau. Ne, nemėgstu kavos. O kodėl žaizda? Nežinau, kažkaip tai visi mėgsta tą kavą, o aš kažkaip ne, tai aš toks kaip vaikas su savo draugiam jaučiuosi irgi nuvažiavom, buvom su draugiam Norvegijoje, buvo irgi ten Halloweenas ir panašiai, ten labai fainiai leidžiam laiką ir nuvarėm kavos atsigerti į kavinę. Ir jos ten užsisakinėja kavą ir man kažkaip tada kortelė neveikia ar kažkas tokio, sakau, o galit man kakavos užsakyti? Tai sako, jo, tai sako, kakavos, with cream, with cream. Tai tokia be kavos, bet šiaip, ką žinau, gal gersiu, gal negersiu, bet nepatinka kava šiuo metu. O ką čia tokio blogo jaustis vis tiek? Aš anksčiau negerdavau, nieko blogo tame nematydavau. Bet dabar jau priklausomas esi, ne? Galiu dieną ir be kavos būti kažkaip. Ai, dieną. Lomkių, kaip sakoma, tu nebūna man. Tai super tada. Tiesiog tas VMI puodelis man taip tiesiai prieš akis stovi. Aha, jo, gerulis. Tai siūliai man šiandien iš jo atsigerti, bet atsisakiau. O jeigu būčiau pasiūlęs kakavos iš to puodelio?
nežinau, gal ir būčiau sutikus. Gal arbato šiaip. Bet neturiu nei to, nei to. Nu ką, ačiū Dovydai, tai kam čia dabar nervini? Reikia truputėlį to dramos gyvenime, žinai. Aišku. Išskirtum dramą, menas, o be meno išskirtum dar kokį savo talentą. Ką tu taip išsiskiri iš visų žmonių? Be meno? Be meno. Be meno. Ne, ką, šiaip aš visokių turiu bruožų, bet gal va tas toks, kad man labai patinka, ne tai, kad man labai patinka psichologija, bet man šiaip labai patinka gilintis, nežinau, į kažkokias mintis, analizės visokiausių, ne tai, kad kitų žmonių, bet jeigu mes ten sustinkam su draugiam ar draugais, tiesiog fain yra pasigilinti, kaip kas masto apie skirtingus dalykus. Tai toks mano kaip ir yra pomėgis visą laiką, nežinau, tiesiog diskutuoti, kalbėtis apie visokius iššūkius, su kuriais mes susidurėm, tai tas toks irgi psichologinis, va, taip pamastyti tiesiog apie įvairiausius nuotykius gyvenimo. Bet ar ta psichologinė analizė padeda lietuvių kalbos pamokose analizuoti? Oi, apie šitą nepasakyčiau labai teigiamų dalykų. Nežinau, nelabai man padeda iš tikrųjų tai. Bent jau, manau, save gerai yra kartais analizuoti ir suprasti, kas nekeičia yra. Na, gal tie autoriai tiesiog kitaip matė pasaulį ir ne mums suprast. Jo, gal šiek tiek kitaip mes interpretuojam juos. Na, vis dėlto šitą tinklaladę apie tave, ne apie autorius. Tai... Ačiū. Labai čia daug man dėmesio. Na, tai tu čia pagrindinis svečias šiandien esi. Jo. O jeigu su draugam kalbėsi, su darkom, susidurėt su kokiu nors vienu bendru sunkumu, kas kiekvieno pokalbio metu iškyla kaip problema? Tokia viena bendra problema, nežinau, bet dabar kažkaip labai pradėjau mąstyti apie tai, kad labai mes dažnai, mes jau į tokią psichologiją nueisim tave, ne? Taip, patinka. Labai kažkaip pradėjau suprasti, kad dažnai mes nesiklausom savo vidinio balso. Labai kažkaip tai turėjau daug situacijų, ypač dabar paskutiniu metu, vat kaip ir sakiau, kai vairuoti mokinuosi ir panašiai, kažkaip labai pajuntu, kad praignoruoju tai, ką man sako protas, atrodo. Ai, čia šitas ženklas, ai, tai čia dar kažką, ai, nesvarbu. Ir po to būna labai prastų pasiekmių. Nes kažkaip tu praleidi pro savo mintis tą tokį svarbų faktą, kurį tau, tau tie impulsai, jie tiesiog siunčia tau į smegenis ir tu tiesiog jį praignoruoji ir supranti, kad, blemba, biški, reikėjo atkreipti iš tikrųjų dėmesį. Arba ten sako, blemba, gal išeik dabar iš šito pokalbio, nes čia biški nei tai išsivystys. Ir iš tikrųjų tu neišeini ir po to supranti, kad, o galėjau to ir nedaryti. Aišku, kiekvienas tas dalykas, moko kažkiek, nes tu visą laiką tobulėjai, padaręs kažkokias klaidas. Bet manau, kad labai labai iš tikrųjų reiktų įsiklausyti į tai, ką iš tikrųjų sako širdis ir su protu jie turi susiderinti. Tai tiesiog, kaip tu sakai, geriau padaryti, bet galėtis negu nepadaryti, ar ne visai? Jo, iš tikrųjų, aš tai manau, kad labai labai gerai yra išbandyti kiek įmanoma daugiau dalykų, bet su protu iš tikrųjų, kad negali nuspręsti, kad dėl šito nesigailėsiu ar dar kažką. Mes dažnai padarom visokių dalykų, kurie būna tokie rizikingi, ne? Bet šiaip, manau, mes turėtume tikrai labai labai daug ką išbandyti gyvenime, nes kitaip mes negalėsim pasakyti, kas yra gerai arba blogai. Bet sakau, su protu. Nereikia visko imti, ką tau duoda. Nerinksi taip patirties, minėjai protą ir širdį, labiau save priskiriu proto ar širdies žmogui? Šiaip širdies, bet reikia pagalvoti kartais. Tikrai reikia pamastyti apie savo poelgius ir visokius dalykus. Nes iš tikrųjų labai labai noriu remti širdim, nes mes turim daryti tai, kas mums faini ir tai, kas mums patinka. Bet iš tikrųjų be proto mes taip pat niekur nenueisim. Bet tai tas tavo vidinis balsas labiau vedama širdies yra? Visai būna. Pasitaiko, vairuojant galvos, aišku, kitose reikalose širdies. Ja. Kažkaip labai atmetu dažnai tą smegenų tą duodamą impulsą man, bet nereiktų. Svarbiausias organas. Jo. Nederėtų ignoruoti. Jo. Tačiau, o su visais šitais dalykais, ką tu analizavai, turi kokį nors pasiekimų, galėtum pasigirti, ar kokią situaciją išnarpliai sudėtinga, ar dar, kur džiaugiesi, kad paklausyk proto balso ar širdies savo? Va dabar apie tam tikrą situaciją nežinau, ar taip galėčiau pasakyti. Bet gal
gal galėčiau pakalbėti apie tuos visokius irgi ateities tokius planavimus. Šiaip aš esu toks žmogus, kur nemėgstu tikrai planuoti ateities, kad ten po 10 ar ten po 20 metų aš būsiu ten ir ten, toj šalys tokiu ir tokiu žmogum. Aš iš tikrųjų labiau mėgstu taip tiesiog gyventi dabar. Aišku, reikia tikrai pagalvoti, kas bus ir kaip čia visas šitas, kokį efektą tai turės mūsų gyvenime. Bet iš tikrųjų buvo tokių visokių minčių apie tuos tokius pasirinkimus, universitetus ten ir panašiai. Ir iš tikrųjų labai kažkaip ir su tėvais diskutavom, ir su draugais diskutavom. Ir tiesiog džiaugiuosi tuom, kad kartais reikia šiek tiek palaukti, kartais reikia šiek tiek nusiraminti, pagalvoti logiškai ir pagalvoti, kad visą laiką yra išeičių ir visą laiką tu gali rasti kažką faino. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, esi ten žiauriai protingas, ane, tai žiauriai cool. Bet jeigu tu ten esi labiau ten meniškas, aišku, gali suderinti ir meną, ir protą, bet kartais tiesiog tu galvoji, blemba, jokios profesijos aš nerasiu, kaip čia man užsidirbti tų pinigų ir panašiai. Bet tiesiog turi šiek tiek palaukti, kad tau mintyse viskas susidėtų, pagalvoti apie tai logiškai ir nežinau. Todėl aš kažkaip ir atradau tą tokį, ypač sakau, su tėvais labai daug šnekėjom ir atradau tą tokį, galbūt tikiuosi balansą. Tai tikiuosi viskas bus gerai. Ar tas balansas vyrauja dabar studijose, jau žinai, kuria linkme tiksliai stosi, ar dar ne visai? Jo, tai žinau tai, kad aš norėčiau labai meną stoti, bet ne tai, kad ten dailė arba ten, žinai, ten fine art, kur ten visiškai taškytis ten dažais ar dar kažką. Į tokius gal šiek tiek irgi, kur aš daug gaučiau ten, bet tuo pačiu po to turėčiau daugiau kaip ir visokių tikslų, daugiau galimybių save kitur kažkur tai išreikšti. Tarsi gaučiau daug universitete arba akademijoje ir tada jau kur nulinksiu ten ir bus fainiai. Nereikia būti kaip tam medžiui, žinai. Jo. Nereikia, bet... Kur papūs ten linksi. Jo, bet, nežinau, manau, galima labai daug dalykų atrasti, kur tu gali daug gauti iš tikrųjų ten ir universitete, ir akademijai. Ir tada tiesiog, manau, kad nėra pagrindinis dalykas dabar nuspręsti, kuo aš noriu būti gyvenime. Dabar, manau, svarbiausias dalykas yra nuspręsti, kur aš maždaug noriu orientuotis, kaip aš maždaug to sieksiu. Ir tada po to mes jau ir dėliosimės visą tą gyvenimą. Kaip ir sakiau, neplanuoju 20 metų į priekį. Tu vis tiek, jeigu galvoji, kad kažkur reikia siekti, tu turi kokias savo pagrindinės vertybės gal, kurios tau padėtų link ten eiti. Jo, turiu. Galėtume vardyti? Tai, nežinau, tai vienas iš tų dalykų tai yra visą laiką bendravimas man. Man labai svarbu komunikuoti su žmonėm, bendrauti ir, nežinau, todėl aš labai noriu tą ateitį sieti vis tiek, ne tai, kad aš ten, tiesiog ne man yra tas atsisėdimas prie kompiuterio ir ten, žinai, visko ramiai padarimas, kaip tau pasako, arba ten, nežinau, kažkur tai kambarį užsidarius, irgi kad ir ten piešimas ar dar kažką. Tai nėra mano sfera, aš labai noriu tokio platesnio dalyko, kad su žmonėm galėčiau bendrauti daug. Nežinau, aišku, norėčiau ir tos laisvės turėti, bet normalu, kad, tai kaip vertybė būtų tokia kaip ir laisvė, bet aš to nevadinu taip, kad ten, daryčiau, ką noriu, o tiesiog, kad aš jaučiausi gerai. Tai va, nežinau, ta tokia laisvė, kad džiaugčiausi, ką darau ir, nežinau, šiaip, kad mokėčiau suderinti visus tuos dalykus, tą poilsį ir rimtumą. Tai va. Taip. Laisva, bet rimtai susivaržius, kaip sakai. Jo, čia, tarkim. Tokia perkeltinė prasme. Yra galvoju kokią nors profesiją, kuri atitiktų šitą, taip pagalvoju, istoriškai? Yra tų profesijų, visą laiką yra, bet aš sakau, aš norėčiau tau dabar specifiškai pasakyti, ne, ką aš noriu. Nėra būtina specifiškai, jeigu nesugalvoju, nėra būtina. Ne, aš esu sugalvojęs, viską sakyti. Aš tiesiog labai norėčiau daryti kažką su dizainu, bet tuo pačiu ir, kaip ir sakiau, apie tas žinias, norėčiau gauti ir tų architektūros žinių ir interjero dizaino tų žinių visokiausių, kad aš galėčiau dirbti su įvairiausiam programom ir panašiai. Ir todėl ir sakau, kad po to jau kaip vystysis, taip ir žiūrėsim. Bet sakau, dabar labai norėčiau gauti naudingų dalykų. Tai va. Žiūrėk,
O statau tą savo portfolio, jeigu jau link tos krypties eini? Jo. Jau 2 metus ruošiausi tam ir daug dirbau penktadieniais, šeštadieniais po 4 valandas, ten kiekvieną savaitę pluždavom su hebryte. Tai jo, šiaip iš tikrųjų daug visko esu pasidarius. Reikia tik dabar gerai užbaigti tą visą savo pasiruošimą ir turėtų viskas būti gerai, tikiuosi. Darbas svarbus būdavo, net į diskoteką su Ąžuolyno neteidavai. Jo, kai atėjau ten paskutinę minutę. Jo. Ir negerai ta diskoteka baigės. Jo, dėja, nesėkmingai ten baigėsi, bet nieko. Ja, tokius dalykus negatyvą geriau pamiršti, o kaip tu gyvenime su negatyvu dorojasi? Oi, nusakau, dabar 12 klasėje kažkaip to negatyvo vis daugiau ir taip mano tokia siela tai bando kažkaip atsiriboti nuo to viso negatyvo, tų minusų. Nežinau, aš tai bandau kuo labiau vis tiek dalinti savo emocijomis ir kad žmonės dalintųsi su manim savo emocijom. Tokie žmonės, kurie man įdomus, faini ir kurie neskleidžia to tokio negatyvo, o jeigu ten, pavyzdžiui, su draugais kartais ten susijaudinam dėl daug kažkokių tai dalykų, kad ten tas nepasisekė ar tas nepasisekė, bandom kažkaip rasti kompromisus, kažkaip išeiti iš tų negatyvių emocijų. Tai nežinau, man labai padeda bendravimas ir aišku, visą laiką randu save kažkur ten gamtoj. Tai tas labai fainiai, nes visą laiką su tėvais ten pasivaikščioti švarom, kad ir 11-12 nakties. Dabar, kai su mašina užsidedu ten M ženklus ir tėtį nuvežu prie jūros. Tai va. Kaip aš sakėjęs, ekstravertė, tai tave bendravimas pakrauna. Taip, aišku. Baterija. Jo, tai dabar išeisiu čia tokią visą užsivedus. Bet žinai, jeigu tu pati skleidi pozityvo, tai ir kitiems žmonėms gerai. Tikiuosi. Tau atrodo, kad kiti prie tavęs gerai jaučias, ar nelabai? Aš iš tikrųjų labai bandau visą laiką padaryti taip, kad žmonėm tiesiog būtų jauku bendrauti. Nežinau, ar jie iš tikrųjų taip jau gerai ten jaučiasi prie manęs ar dar kažką, aš negaliu to pasakyti, bet aš labai tikiuosi ir labai manau, kad jeigu mes bendravom apie kažkokius teigiamus dalykus, mes visi pasikraunam tom teigiamom emocijom. Jeigu kartais apie neigiamus dalykus, kas taip pat yra, mes tiek esam žmonės, tai normalu, kad mes nebendrausim ten vien tik ten pozityviai ir panašiai. Visokių būna problemų. Bet aš tikiuosi, žmonės jaučias maloniai, jaukiai ir aš su jais taip pat jaučiuosi labai gerai. Jeigu tu su jais jauties gerai, manau, ir jas tam jaučias gerai. Jo. Tikrai taip. Gyvenime daug ir aukščiau ir žemiau viskas keliauja. Tai žemiau, kai susitvarkai, toks fainas jausmas apima, ne? Tikrai taip. Ąžuolynas neslopino jo kartais? Ai, čia jau kita temelė. Šiaip... Galim padiskutuoti. Galim padiskutuoti. Pozityvas, kaip sakai. Iš tikrųjų tai, tikrai sunku yra. Tikrai sunku yra suderinti viską, tikrai sunku yra rasti vietos tam, kaip ir sakiau, tam menui, visai tai kūrybai. Kažkaip labai dažnai suprantu, kad šiuo metu aš grinai orientuojuosi ties matematika, lietuvių, ekonomika, fizika, anglų, tokiais labai dalykais, jie yra labai platus. Bet tuo pačiu man, kai aš mokinuosi, kartais tai atrodo siaura, nes labai norėtųsi kažkaip praplėsti savo tą ir laisvalaikį kažkaip tai fainom kažkokiom tai veiklom, bet tuo pačiu suprantu, kad be sunkaus darbo nebus jokių rezultatų. Tai tikrai yra labai gerai kažką išmokti ir sužinoti, bet iš tikrųjų sunku yra suderinti, ypač ten būna savaitgaliais, kad turi labai daug darbų padaryti, bet tuo pačiu nori ir atsipalaiduoti, nori pabūti su šeima, su draugais, reikia kažkaip rasti tą tokį balansą, tai tikrai dažnai būna. Buvo dar tokių irgi klausimų mintyse, kad ar aš tikrai čia atėjau, ar aš tikrai turėjau čia eiti, nes aš tiesiog labai lengvai galėjau pasirinkti kitą mokyklą, kur iš tikrųjų labiau, pavyzdžiui, orientuojas į tą meną ir nedėjuoti. Bet man čia patinka čia žmonės, man patinka čia mokytojai, man patinka čia pamokos, man patinka būti tiesiog su visais čia kartu. Ir iš tikrųjų aš labai nuvarau tą, kad oi, gailiuosi, kad čia atėjau. Aš tikrai nesigailiu, kad aš čia atėjau. Aš čia be galo daug išmokau apie gyvenimą ir apie viską, ką tik įmanoma. Gal tas netgi atrodo ir svarbiau tokią mokyklą, jeigu nepasaktis. Kas buvo antras variantas? Ką išdavai vardan Ąžuolyno? Ai, tai nežinau, aš tada kažkaip tai, aš iš tikrųjų
praeitoj mokykloje, nu, labai gerai mokiausi, ten 10 ir panašiai, ir kažkaip čia net nebuvo klausimo, kad čia nustoti kažkokią ten ar meno mokyklą ar dar kažką. Nu, plus aš dar nebuvau taip savęs atradus, man viskas gerai sekės kaip ir aš nežinau, kad aš nei menininkė, nei ką, aš visą laiką darydavau ten visokius ten darbelius, ten ir dailę lankiau, ir šokus, dainavimą, nu, žodžiu, ko aš tik nelankiau. Bet kažkaip taip, nu nežinau, antras tai buvo VDG variantas, bet tik todėl, kad aš tikėjausi pirmą pakliūti. Tai jo, nu dar pas mus nebuvo stojamųjų, tai jo, vidurkis buvo geras, tai... Mūsų kartai pasisekė, manau. Jo, tikrai pasisekė. Buvo kas išstojo, bet net vaikė. Nu jo, bet čia labai psichologiškai, iš tikrųjų, nes aš irgi galėčiau taip tiesiog paimti ir sakyti, nu viskas man per sunku. Bet tiesiog bandai, stengiasi ir svarbu nepasiduot, nes labai daug yra dalykų, kur, nu, labai sunku. Sakau, aš jau vairavime, nu, vos nepasidaviau, bet svarbu judėti prieki. Bet atsilaikiai. Atsilaikiau, tikiuosi dar atsilaikysiu. Žinoma, ąžuolynė, kas yra ąžuolynė tas varikliukas, kas tau neleido iš čia išeiti? Nu tai žmonės ir ypač tie visi renginiai, tie visi planavimai, nežinau, tos visos bendruomeninės tokios veiklos, ten akcijos, nežinau, kad ir tu, Dovydai, visą laiką, varysi į diskoteką, varysi į naktį mokyklai, nu, žiauriai fainiai yra, visa ta tokia bendruomenė, tai pasidaro toks, nu, kaip toks bendras reikalas. Ir kartais yra labai sunku ten daryti visokias tokias šventes, ar dar kažką, nu, tas planavimas, nu, žiauriai vargina, nu, tikrai, pats žinai, nes ten vargstam naktimis ir paskutinėmis naktimis, nes yra ir matematika, ką padaryti, ir fizika, ir kitų visokių dalykų. Tai tų dalykų yra iki kaklo, bet painiausias dalykas yra tas rezultatas, ane? Kai visi tiesiog būna tokie, wow, nu jūs čia fainiai padarėt. Ir tu būni pats toks, wow, nu, tikrai gerai padirbėjom. Tai tas toks, kai tau žmonės atsilygina tokią padėką, tai, nu, tada labai labai fainiai. Vis tiek, jau ir pats galėčiau pridurti, jau vos neperdegimo buvau patyręs su tais renginiais, bet kai viskas pasidaro, geriau negu gauti 100 iš matematikos. Tikrai, taip. Jo, nu, tokie atvejai retai pasitaiko dėja. Tiesa. O tos dienos tiesiog jaučiasi kaip šventės. Tikrai taip. Ir čia ir studijų nuotaika gera, sakyčiau. Ir galėtume atsakyti tavo klausimą, taip žmonės prie tavęs jaučiasi gerai. Studijų pozityvi nuotaika. Ačiū. Tikiuosi ir klausytojų. Oi, aš dėl to nebejoju tikrai. O dabar pažiūrėkime į save retrospektyviai. Įsivaizduok, kad tu esi, na, jaunesnė, gali pati pagalvoti, kiek tų metų, ką tu savo jaunesnė pasakytum. Jeigu va čia sėdėtum ar panu. Ne čia. Ką tu savo jaunesnė pasakytum? Nu, Ilze, atsipalaiduok. Biški nuleisk tą tokį garą ir tiesiog pamąstyk, kad ne viskas yra iš tikrųjų taip nežmoniškai sunku tuo metu buvo iš tikrųjų, nes nu, mes dabar iš tikrųjų visi labai susikoncentravę į tai, kaip mums čia yra nefainiai ir panašiai, bet po to, aš manau, mes gailėsimės, kad mes nepanaudojom progų, kad mes nesusitikom su visais tais įmanomais žmonėm, kad mes nepabendravom su visais, kad kai buvom laisvi ten per atostogas kažkur į kokią kelionę neišvažiavom, ar dar kažką, nes vis tai buvo darbų, tai dar kažką, po to tų darbų bus dar daugiau. Reikia naudotis progą, kol galima ir iš tikrųjų taip kažkaip pasižiūriu į save ten prieš 8 klasę ir pasižiūriu po 8 klasės. Tai iš tikrųjų aš ėjau į mokyklą Simono Dacho progimnaziją ir aš taip norėjau tuo metu, kad ten būtų 12 klasių. Nes aš galvojau, nu kaip čia dabar sunku perstoti čia į kitą mokyklą ir panašiai, bet kai aš įstojau į ąžuolyną, aš supratau, kad tai yra taip vertinga pereiti į kitą mokyklą, kai tu esi prispaustas, visi prispausti yra bendrauti, tu visiškai save tokį naują žmogų pažįsti. Ir man buvo labai labai fainas tas momentas, nes visi anksčiau mane žinojo kaip tokia, nu tai tokia moksliukė ir panašiai. Dabar aš manau, kad aš tiesiog džiaugiuosi gyvenimu, aš tikrai daug mokausi ir panašiai, bet aš labiau atradau save vis tiek ir tokiam kūrybiškam gyvenime, man labai fainiai prie tų visų renginių prisidėti, organizavimų, bendraut man labai patinka, o anksčiau aš tokia, iš tikrųjų buvau labai tokia užsispaudus. Tai va dabar fainiai yra tiesiog taip biški atsirakinti.
nebūčiau patikėjęs, iš tikrųjų. Jo. Žmonės keičias. Pasibėjo tokia tendencija, kai ateina tie nauji pirmokai žolyną, visą tokia pasimetę ir užsispaudę būna. Jo. Mes irgi buvom. Bet... Mes irgi tikrai buvom. Prisimenu, kai buvo sunku bendrauti, bet po to kažkaip tai, man aišku, būna tikrai sunku susipažinti su naujais žmonėm kartais, kai nežinai apie ką bendrauti ir panašiai. Tas užkalbinimas yra vienas, bet po to, kai tu pradedi bendrauti, galvoji, o čia ką paklausti ar dar kažką, tai bet po to, kai pradėjom ypač 11 klasėje, kai ir su kitom klasėm maišytis, kažkaip taip dar labiau viskas atsivėrė ir kažkaip dar daugiau tų pažinčių ir labai labai fainiai tapo. Nepatikėčiau, kad tau sunku bendrauti. Ne tai, kad bendrauti, o tiesiog. Kartais, tikrai yra sunku, bet ką paimti ir užkalbinti. Lengvai važiavom, buvo pirma kelionė, atsimenu, į Kuršių neriją rauti pušų, įvaizdingai pasakius. Aha. Tai tiesiog ramiai prie manęs sėdi, labas, galiu sėdėti autobus, jo, gerai. Lengvas užkalbinimas, visokai sunku. Taip mes ir susipažinom su Dovydu. Jo, čia buvo... Pušų rovime. Jo, su kūno kultūros mokytojais. Jo. Tai ta pušis, kur ten parsivežiai, dar egzistuoja ir jau nebe? Kiemę pasodinau. Auga, šiek tiek jau užsikerojo, vis tiek mano žalumą kieme papildo. Super, tai jau vietoj tvoros toj bus. Ui, geriau nebūtų. Tai jo, tikiuosi nebus tada. Jei bus iš šios medienos tvorą pastatysiu. Gerai, kuriantis galėsit. Deja, dujom kūrenam. Nieko, turėsi kitą namą. Pirti kokią. Oi, norėčiau pirties, sakant. Jo. Pas tavai yra pirtis? Ne, nėra. Ne Suomija, ką padarysi. Jo, ne Suomija. Bet jei viską apibendrinant, ką galėtum savo pasakyti va šiandieną? Kokį patarimą savo? Savo patarimą, iš tikrųjų ne vien savo, o šiaip galėčiau ir visiems tą, kad iš tikrųjų geros idėjos tikrai ateis, jeigu jų šiuo metu nėra, viskas yra gerai. Jeigu šiuo metu nežinai, kur dėtis ir nežinai, ką daryti su viso šituo reikalu 12 klasiai, 11, 10 ar 9 klasiai, viskas gerai. Tiesiog tas pasirinkimas ateis, kai ateis tam laikas ir manau, kad dabar labai daug kas stresuoja, kaip čia ką daryti, bet sakau, tiesiog reikia išlikti to šalto proto, išklausyti, aišku, ir savo širdies, kaip ir sakiau, to vidinio šauksmo ir iš tikrųjų tiesiog pasimėgauti gyvenimu, nepamiršti, kad reikia, aišku, ir mokytis, ir protauti, bet tuo pačiu reikia tikrai ne vien egzistuoti, bet ir gyventi. Labai gražus posakis. Galėtų būti ir patarimas ąžuolynui. Taip. Ar jeigu būtum barokinis posakis, tai manyčiau būtum tikrai carpe diem. Carpe diem, jo. Ką pasakytum žmogui, kuris memento mori tartų? Memento mori. Mori, atsiprašau. Nežinau. Turbūt sakyčiau, gal tu apgalvok šitą. Sakyčiau, ar tikrai tu dabar tiesiog visą šitą gyvensi tik tam, kad tu mirtum? Nemanau. Reikia sukurt. Vis tiek, jeigu tu norėsi mirti, tu dėjausi prasmės gyventi, jeigu nenorėsi mirti, jūsų varikliuką, kuris stumia tave. Tikrai. Aš manau, kad jeigu čia taip kalbant apie mirtį, tai aš galvoju, kad tu tiesiog turi gyventi kiekvieną dieną, ne tai, kad kaip paskutinę dieną, bet manau, kad turėtum tiesiog džiaugtis kiekvieną dieną, kaip ir sakėm, carpe diem. Ir aišku, ir tas visas bijojimas ar ten mirties ar dar kažką. Tiesiog manau, kad mes neturėtume bijoti, nes mes turėtume jaustis, kad padarėm viską, kad mūsų gyvenimas būtų fainiausias ir kad mums tiesiog būtų geriausia taip gyventi. Tada reikėtų dabar daryti viską. Taip, pradėti nuo dabar. Ne rytoj, ne poryt, čia kaip su sportu. Ne kitą savaitę jau nebevalgysiu čia saldumynų. Tiesiog dabar. Geriausias vaikas sodinti medį buvo prieš 20 metų, kitas geriausias vaikas yra dabar. Taip, šiuo metu. Jo. Tikėkime, po savęs pasodintume gražią čia ąžuolų kartą ir dar ne vieną žmogų kalbintume, kuris būtų toks gerai išsikarojęs kaip tu galingas ąžuolas. Ačiū. Šakos ir šaknis. Jo. Žemas ąžuolas, bet toks. Bet tvirtas. Stipriom šaknim. Jo. Oi, kaip Binkis sakė, gražus ąžuolynas auga. Tikrai taip. Tad labai norėčiau tau padėkoti už tai, kad
sutikai ateiti į studiją, sutikai duoti interviu ir be to. Ačiū tau. Už labai gerą tokį gyvą nuoširdų pokalbį norėčiau tau pasakyti. Ačiū. Ačiū tau labai ir ačiū visiems, kas klausėt. Labai man fainiai buvo su jumis pasidalinti. Ir tikiuosi jūs pasikrovėt pozityvios energijos nuo pozityvaus žmogaus Ilzės. Ačiū, iki.